Ar žinojote, kad Dzūkijoje slypi 9 pagal dydį rietulys Lietuvoje? Tai didysis Dzūkijos akmuo, milžinas, kuris čia atsidūrė net iš tolimosios Skandinavijos prieš maždaug 20 000 metų. Šis beveik 4 metrų aukščio, daugiau kaip 7 metrų ilgio granitinis riedulys ne tik įspūdingas savo dydžiu, bet ir svarbus geologams. Jis padeda suprasti, kaip prieš tūkstantmečius formavosi Žemės paviršius. Tačiau akmuo domina ne tik mokslininkus. Vietiniai jį laiko ypatinga vieta, apipinta įvairiomis legendomis ir padavimais. Štai tokį vieną padavimą aš tuo jums ir papasakosiu. Vinco Krėvės padavimas Užkeikta merga kaip tik gimė nuo šio akmens. Padavimas pasakoja, kad labai seniai, kai Jačiūnų Sodžius ant Nemuno kranto dar nebuvo nuskurdęs, aplink girią sūbavo žalios pušys, balti berželiai šlamėjo, o tose giriose paukštušėliai čiulbėjo. Tarpu girių ėjo platus vieškelėlis nuo visų šalies pusių. Ten stovėjo aukštas laibas akmuo. Pasakojama, kad vieną ankstų pavasario rytą išjojo Dainavos kunigaikštis Šarūnas, karan į Lenkų žemes. Pasiėmęs jis 1000 vyrų su 1000 šėrų žirgelių. Ilgai jie tame kare buvo ir daug gal blogo padarė. Kraujo daug pralieja, kur jojo, nieko neliko, tik tyras laukelis pasiliko. Žmonės keikė Šarūną, o su Šarūnu ir Žviedrį. Bajoro sūneliai, daug pikto Žviedrys padarė, negailėjo nei moteriškių, nei silpnų vaikelių. Vieną kartą surado Žviedrį Lenkai ir sulaikė, įsodino gilun rūsin ir užvažė varo durimis. Žviedrys labai gailėjo savo gražių dienelių, savo jaunystės metelių. Liepė to šalies kunigas atvesti Žviedrį pas jį ir sakė, kad paleisi tik tada, kai Lenkų Šarūnas išvaduos iš savo vergijos. Tačiau Šarūnas nesutiko ir išsivadinus teko jam sėsti atgal į giliausią rūsį. Toje menėje buvo ir Manda, pilies Tijūno duktė. Patiko jai narsusis bernelis ir pasigailėjo į raitelio. Ir taus popietę nunešė jam ir valgio skanesnio, ir gėrimo saldesnio. Ir taip dažnai darydavo. Dažnai kalbėjosi su berneliu. Vieną rytą dingo narsusis Žviedrys ir niekur niekas nerado jo. Baisiai pyko kunigaikštis, visus rastuosius liepė pakarti. Tačiau greitai visi pamiršo raitelį, išskyrus Vandą. Toji nepamiršo bernužėlio. Ankstų rytelį sutiko mergužėlis Žviedrį miške, einant nusiprausti. Bernužėlis prašė jos rankelės, maldavo jos keliauti kartu su juo į jo tėvynę. Ir pagriebęs mergužėlę, meiliai apkabino, kalbino, žirgą jauną įsodino ir nujojo ton šalelę, kur girelė gražiau šlamo, paukštužėlė linksmiau gieda. Po dienų ir naktų jojimo pasibaidė persiganęs žirgelis ir nupuolė Žviedrys nuo žirgo. Atsitrenkė į akmenį. Užmigo amžinuoju miego bernužėlis, o mergužėlė verkė, savo dalelę keikė. Nieko jai nebeliko, prašė motulės žemės, kad užmigdytų ir ją amžinuoju miego su Žviedriu. Bet nieko motulė neatsakė. Galiausiai iš liūdesio ir nevilties mergelė akmeniu pavirto. Iš šio padavimo sužinome, kad žmogaus likimas visada teisingas atgal. Jeigu kažką blogo padarei, blogo gausi ir atgal. O šis akmuo kaip tik vienas iš to įrodymų. Ačiū už dėmesį.